Labą dieną, mėly mūsų sekėjai, kurie domitės vaikų ugdymu. Tikriausiai jau prenumeravot YouTube kanalą Vaikų ugdymas. Jeigu ne, tai galite tai padaryti. O šiandien subrandinta tema. Stebint tai, kas vyksta aplink mus. Ir kalbėsime šiandien apie pagarbą. Pagarba tėvų vaikam, vaikų tėvam, mokytojam, bendraklasiam, bendraamžiam. O kodėl apie pagarbą ir iš kur tai gimė tokie praktiniai, kasdieniniai pavyzdžiai. Ir susimąsčiau, pagalvojau, kokioje aplinkoje vaikai auga ir kaip jiem mokytis pagarbos. Kas juos mokina, kokius pavyzdžius vaikai mato. Toks gal ryškiausias buvo paskutinių dienų įvykis sporto klube. Moteris susirinkę, sportuoja ir dvi moteris grupiniai treniruotei padėjo savo kilimėlius arti viena kitos. Yra pažymėtos vietos, bet viena padėjo šiek tiek arčiau kitos ir kita padėjo. Ir žinoma, darant pratimus natūralu, kai tu esi per arti, tai vienas kitam tu trukdai. Ir nei viena, nei kita nepasitraukė, įpusėjus treniruotei, tikriausia emocijos ir jausmai sukilo iki tokio lygio, kad jos pradėjo apsikeisti tarpusavėje gražiais žodžiais. Ir aišku, visi kiti sportuojantis tą vaizdą matė, pradėjo stebėti, net gerbiama trenerė turėjo įsitraukti ir nuraminti ir pasakyti, kad moteris, pasižiūrėkim už lango, koks gražus oras, sportuojam gražioj sporto salėj, vandens turim atsigerti, groja muzika, apšvietimas ir vis tiek žmonės jaučiasi nelaimingais, emocijos sukilę iki debesų, sportuoja, bet tarpusavyje ir viduje vyksta kova, ir tarpusavyje vyksta kova. Ir tą kovą kiti stebi. Ir tada aš pagalvojau, tikriausia, tų suaugusių moterų vaikystėje niekas nepamokino, ką daryti, jeigu tu kažkaip jauti diskomfortą. Jeigu šalia esantis žmogus kažkaip tau trukdo, kad galima ir vienai patraukti kilimėlį, ir kitai patraukti šiek tiek iš šono kilimėlį, ir abiem komfortiškai sportuoti. Ir tada aš pagalvojau, tai ir vaikai mato tokius suaugusiųjų elgesio pavyzdžius. Ir pagarba, kada mes peržengiam ribą, pagarbos ribą vieni kitiem. Ir pasirinkau tokią temą. Pagarba prasideda nuo ribų. Kaip susigrąžinti autoritetą ir saugumą į vaiko kasdienybę. Jeigu mes pradedam nepagarbiai elgtis su kitais, tai tikriausiai mums tiek yra emocijos užėmę smegenis ir viršų, kad mes nebegalim protu įvertinti esamos situacijos ir pasirinkti kitų veiksmų. Įdomios situacijos tenka individualių konsultacijų metu vis daugiau klausytis, kaip žmona ar vyras vakare vienas kitam įlašina raminamųjų, kad ramiai miegotų ir kad nereikėtų atlikti vyrui vyro pareigų, o žmonai žmonos pareigų. Ar ten dar pačios įvairiausios situacijos. Ir pagalvojau, taigi ir vaikai yra toje aplinkoje. Jeigu aš pasiekiau tokį emocinį lygį, kad aš su savo pačiu artimiausiu, pačioj artimiausioj aplinkoj negaliu būti nuoširdus ar nuoširdi, jeigu jaučiu įtampą, vaikai puikiai jaučia visą esančią šeimoje įtampą. Lygiai taip pat kaip ir ugdymo įstaigose. Jeigu tarp mokytojų ir padėjėjų yra įtampa, vaikai labai viską pajaučia. Ir turiu kitą labai gražų pavyzdį mano pusbrolio, kuris augina 6 nuostabius vaikus ir turėjau progą matyti, kaip vyksta vaikų ugdymas kasdieninėse situacijose. Kai gal 2 metukų neturintis mažylis norėjo užlipti ant kėdės, ant kurios tuo metu sėdėjo kitas metais vyresnė sesutė. Ir kai mažylis priėjo, pradėjo reikalauti, nes kalbėti nemokėjo ir kad jis nori ant tos kėdės. Aišku, sesutė tuo metu nepasitraukė ir tada jau pradėjo kilti konfliktas. Tada priėjo tėvelis ir sako vyresniam, pažiūrėk, ar tu nematai, kad nori broliukas ant tos kėdės užlipti.
tai tu pasitrauk, leisk jam, padėk užlipti, jis kažką tikriausiai nori pasimti. Pasims, nulips ir tu toliau galėsi sėdėti ant kėdės. Vaikas taip ir padarė, nulipo, padėjo broliui užlipti, brolis pasiėmė obuolį, obuolio skiltelę, nulipo ir nuėjo. Tada tėvelis ir sako vyresniam, bet ne prie visų, asmeniškai jam į ausį, matai, tu nežinojai, kad nesupratai tos situacijos, bet kitą kartą žinosi, padėsi broliukui užlipti ir toliau galėsi būti ir sėdėti prie stalo. Iškart iškilus tokiai situacijai, vaikas gavo atsakymą ir gavo pavyzdį, kaip jam pasielgti toj situacijoje, kaip parodyti pagarbą jaunesniam, kuris dar tik mokosi, kuris dar tiek nežino, kiek žino 3-metis ar 4-metis. Tai vat apie tokius gyvenimiškus pavyzdžius šiandien ir noriu su jumis pasikalbėti. Nuo tų kasdieninių situacijų, kaip tėvai ir mokytojai elgiasi pagarbiai, kaip parodo pagarbą vaiko mokymuisi. Aišku, kad vaikai klysta, aišku, kad vaikai krečia šunystės, aišku, kad pridaro daug klaidų, jiem ne viskas iškart išeina. Bet svarbiausias momentas, kaip mes suaugę reaguojam į vaiko mokymosi procesą. Ar būnam tokie daugiau kontroliuotojai, ar tie, kurie nuteisia, ar tie, kurie neleidžia pasireikšti vaikų emocijom, ar tie, kurie priimam emocijas, parodom empatiją, kad suprantam, kad jis dabar nori sėdėti ant tos kėdės ir neleidžia, nenori užleisti broliukui, bet jis yra mažesnis, jis nori kažką pasiimti. Ar paaiškinam, kaip kitaip galima pasielgti toj situacijai. Kalbu apie vaikų įgūdžius. Kuo jaunesni vaikai išmoks tinkamų sugyvenimo su kitais įgūdžių, išmoks rodyti pagarbą tėveliam, mokytojam, bendraamžiam, tuo tie įgūdžiai ir vėlesniuose amžiaus tarpsniuose jam padės išgyventi. Jis jausis laimingas, vertinamas, priimtas ir neturės vidinio konflikto tarpusavyje. Tai apie tai ir kur mes esam šiandien. Kiek mokytojai parodo pagarbą vaikų individualiam mokymosi procesui ir kiek mes, tėvai, suprantam esamą situaciją ir padedam vaikam patiem pagal savo galimybės spręsti jiem iškilusius sunkumus. Ir žinoma, va šioje vietoje, kas svarbiausia, tai yra mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas, ugdant vaikų stokojamus įgūdžius. Kokia paprasta ir kartu labai sunki tema. Kaip bendradarbiauti, kaip požiūriai išsiskiria. Kai mes iš mokytojų sulaukiam neigiamo vaikų elgesio vertinimo, kaip išlikti ramiem. Taigi mes iškart norim gintis, tarsi tai būtų akmenukas į mūsų daržą, kad mes kaip tėvai esam blogi tėvai. Ir tos emocijos būna tokios stiprios, pradedam ginti, kautis, kovoti už vaiką. Ir dažnu atveju tose situacijose, kur mokytojai ir tėvai kovoja už savo tiesą, vaikų įgūdžiai, kas man būna liūdniausia, lieka kažkur nuošalyje. Tada toks didelis fokusas į tarpusavio kovą, kad mes pamirštame, kad centre yra vaikas. Aš suprantu, kad tėvam pats brangiausias turtas yra vaikas, kad mokytojai taip pat nori padėti jūsų vaikam, kad jie išsiugdytų įgūdžius. Bet kartais nueinam į tokius kraštutinumus, kad leidžiam savo tokią prabangą atėjus pasimti iš darželio ar pradinės mokyklos vaiko, jeigu mums atrodo, kad mokytojas kalba su mūsų vaiku pakeltų tonu, vietoj to, kad mes atskirai pasikvietę mokytoją išsakytumėm savo rūpestį, kad vat atėjus girdėjau, kad su mano vaiku ar su kitais vaikais kalbėjot pakeltų tonų. Kas ten tokio įvyko, kodėl reikėjo kelti balsą, kad pasiaiškinti, koks tai buvo vaikų elgesys. Gal vienas vaikas norėjo pastumti kitą vaiką,
gal norėjo trenkti su kažkokiu stipriu žaislu. Mes to neišsiaiškinam, nepaklausiam, mum lieka nuoskauda, širdies skausmas ir pradedam ieškoti niuansų mokytojų elgesyje ir galim daryti iki tokių kraštutinumų, kad mokytojai pašalinami iš ugdymo įstaigos, bet vaiko įgūdžiai lieka nuošalyje. Ir jeigu mokytojų ir tėvų santykiai nėra nuoširdus, o mokytojas neįvardina, kad pavyzdžiui vaikas, taip, namuose jis gali būti visiškai kitoks negu grupėje. Ir jūs negalit pamatyti, kaip vaikas elgiasi grupėje, kokia yra jo elgesio dinamika tarp bendramžių. Ir jeigu mokytojai neišdrįsta jums suteikti tos realios informacijos, kad pavyzdžiui, jeigu vaikas atsipalaiduoja ir į žaidimą kitus kviečia, trenkdamas per galvą kitų žaisliukų. Ir norėdama mokytojas ar mokytoja apsaugot vaiką, riktelna, kad to neatsitiktų. Jeigu kažkurie iš tėvų nugirsta, ir prasideda tarpusavio kovos. Šioje vietoje tiek mokytojai turėtų būti nuoširdus, kalbėdami faktų kalba ir įvardindami, kai vaikas pribėga, gali netikėtai trenkti kitam žaislu per galvą. Norint apsaugot, aš, kai pakeliu balso toną, vaikas sustingsta ar ten to nepadaro. Tai reikėtų kalbėtis apie tai ir tai turėtų žinoti tėvai ir kartu ieškoti, kaip padėti vaikui, kad jis taip nesielgtų, kad jis rastų kitus elgesio būdus, kaip patenkinti savo poreikį. Tai dažnai norėdami padėti savo vaikam, nesiorientuokit į tai, kaip įtvirtinti savo mamos ar tėčio poziciją, kad aš esu gera mama, aš esu geras tėtis, rūpinuosi vaiku ir ateinu į darželį ar mokyklą, net nepasisveikinu su mokytoja ir pagalvokim, kaip jaučiasi kitas žmogus, kaip jam dirbti visą dieną, jeigu tu esi viduje emocinėje įtampoje. Tai labai kviečiu ir raginu atvirai kalbėtis, nes nuo jūsų sėkmingo atviro bendradarbiavimo priklauso, kaip vaikui namuose ir mokykloje bus sukuriama tokia aplinka, kad jis tuos stokojamus įgūdžius išsiugdytų. Įgūdžiai yra žmogaus likimas. Tai yra labai svarbu, kokius įgūdžius nuo mažumės mes atsinešim į suaugystę, į suaugusio žmogaus gyvenimą. Tokius tenka stebėti liūdnus pavyzdžius, kai vaikai būna jau bendrojo ugdymo mokykloje, vaikų dienos centruose ir, pavyzdžiui, koridorium praeina mokytoja. Ir vaikas imituoja katės murkimą. Ir mokytojas supranta, kad tai yra jos ar jo pravardė katė. Ir kaip mokytojai jaustis, kaip tinkamai reaguoti tos patyčios iš vaikų ir tas nepagarbus elgesys mokytojų atžvilgių. Ir jeigu mokytojas tai leidžia ir neįvardina, nepasako, kad aš blogai jaučiuosi, aš suprantu, apie ką čia eina kalba, kas vyksta ir tėvam neišdrįsta apie tai pasakyti arba kažkaip ir tėvai yra nusiteikę prieš tą mokytoją ir tada prasideda emocinės kovos. Vaikai privalo gerbti tėvus, mokytojus, senelius, suaugusius žmonės. Lygiai taip pat kaip ir šeimoje. Net pagarba, sakyčiau, yra svarbiau už meilę. Jeigu mes gerbiam vienas kitą, tai mes nedarysim šeimoje blogiau vienas kitam. Bet iki kokių kraštutinumų prieinama šiuolaikinėje visuomenėje, kad ten suaugę žmonės namo gali pareiti tik tada, kai stiprią cigaretę surūko arba atvirkščiai, kaip minėjau, vakare vienas kitam įpila į arbatą migdomųjų, kad vakaras būtų ramus. Tai tokiuose namuose ir vaikai jaučia esamą įtampą. Kitas labai svarbus momentas, ką man tenka stebėti, ir nežinau, kaip pasielgti mokytam šioje situacijoje. Aišku, kiekvienas atvejis būna labai skirtingas. Jeigu, pavyzdžiui, vaikai tarpusavyje, tu matai koridoriuje, lauke, žaidžia tokius žaidimus, kurie gali užsibaigti labai liūdnai. Jau paklausi, kas čia vyksta, muštynės.
ir jie vieni kitus muša. Iki smaugimo, iki kitų fizinių veiksmų, iki pastumimo ir kai vaikas nugriūva ir gali skaudžiai susižaloti galvą, ranką, lūžti koją, kitas taip stipriai stumia ir net nežiūri, kas gali nutikti. Ir tuo metu atsakingas darbuotojas ar mokytojas, kuris yra šalia vaikų, sako, kad mums nepriimtini tokie žaidimai, keičiam veiklą, einam į lauką ar iš lauko einam į mišką pasivaikščiot, o jie neklauso ir tu jiem nieko negali pasakyti. Tu jų liesti negali, tu neturi įrankio, kaip su juo susitarti, jis į nieką nereaguoja. Ir tada kas belieka, aš matau pas mokytojus didžiulį nuovargį arba mokytojai palieka ugdymo įstaigas, todėl kad tu kalbiesi su vaiku, o jis į tai nereaguoja. Ir tu neturi įrankio, kaip jam paaiškinti. Tu paskambini, informuoji tėvelius, o tėveliai sako, o jis taip namuose nedaro, o jis namuose pas mus yra geras. Ir tu jauti iš tėvų tokią sieną, kad tai nėra bendradarbiavimas ir tu lieki vienas. Nori padėti vaikui išsiugdyti įgūdžius ir dar ką pastebėjau. Jeigu vaikai namuose girdi neigiamus atsiliepimus tėvų tarpe apie ugdytojus, mokytojus, kitus žmonės, tada kitam įvesti susitarimą, susidraugauti ar tikėtis iš vaiko pagarbaus elgesio yra neįmanoma. Va šitoj vietoj mokytojai ir tėvai yra vienoj barikadų pusėj. Kartu siekia padėti vaikam išsiugdyti įgūdžius, kurie padės jiem jausti vidinę ramybę, kurie padės susitarti vieniems su kitais, kuriem nereikės laikytis tų kilimėlių taip arti ir vienas kitą erzint, kad ir patiems erzint, ir kitą erzint, ir tiek emocijas iki tokio lygio susikelt, kur jau ne tas sportas svarbu, bet kas bus teisesnis ir kuris nugalės. O tos ambicijos tokios stiprios, kad nebegali įvertinti esamos situacijos. Ir va tas tiek ir suaugusių būna tėvų ir mokytojų emocinis išsekimas. Koks keistas ir įdomus dalykas. Auginam vaikus, matom didžiulę prasmę, norim savo vaikam viso ko geriausio, o kartais savo tom automatiniam reakcijom į vaikų netinkamą elgesį, jiems sukuriam neįmanomą gyvenimą ir mums patiems tas gyvenimas būna neįmanomas. Pastebėjau tokią tendenciją. Tie tėveliai, kurie namuose nesusitarė su savo vaikais, kelia didžiausius reikalavimus ugdymo įstaigom ir labai nepasitiki pedagogais ir visa ugdymo sistema, nes patys nesusitvarko su savo vaikais. Ir tas labai svarbu, aš matau, kad tėvam reikalinga pagalba, parama, bet kartais paramą mes gaunam iš savo artimųjų, bet jinai nėra ta, kuri padeda sėkmingai išspręsti tas situacijas. Pasitarėm su kaimynais, irgi nebūna profesionali. Labai kviečiu, jeigu esat panašioje situacijoje, pasižiūrėti mūsų puslapyje www.ugdykimkartu.lt esančius paskaitų ciklus, kurie kalba apie tai, kuriuose rasit įrankius, kaip sukurti ryšį su vaiku. Čia tiek mokytojams, tiek tėvam tiks. Kad vaikai jaustų viduje pagarbą tėčiui, mamai, mokytojui ir su dėkingumu priimtų tai, ką jie gauna iš tos aplinkos, o gauna tikrai labai gerų dalykų. Ir kas svarbu, kad mokytojai turėtų drąsos labai aiškiai nubrėžti ribas ir aiškiai įvardinti, kad tokie žaidimai, kurie kelia pavojų vieni kitiem, pas mus yra netoleruojami. Keisti veiklas, eiti kitą aplinką ir labai aiškiai vaikam pasakyti, kad mes nežaidžiam tokių žaidimų, kai vieni kitus stumdom, mes nežaidžiam tokių žaidimų, kur vieni kitus smaugiam, ir kad dziudo ar kiti muštynių būreliai vyksta kartu su profesionaliais vadovais, bet ne ugdymo įstaigoje. Ir žaidimas, tas netinkamas, pasibaigia ten, jeigu aš
galiu kažkaip nuskriausti kitą. Jeigu kitam tai nepatinka, jeigu kitam tai sukelia skausmą, kitas vaikas negali taip elgtis. Ir suaugę turi parodyti iškart labai aiškiai ribą, kad tu taip elgtis negali. Negali vienas vaikas tenkinti savo poreikių, o visi kiti klasės vaikai nuo to kentėti. Lygiai taip pat tiek darželio grupėje, tiek klasėje šitas principas galioja. Mokytojas nėra žaidimo objektas. Ir tas psichologinis smurtas mokytojų atžvilgių negali būti toleruojamas. Mokytojai iškart turi parodyti vaikam ribas. Jeigu vaikai tyčiojasi iš mokytojų, tai iškart ribos turi būti nubrėžiamos, įvardinant, kad aš suprantu, kas vyksta ir toks elgesys yra nepriimtinas. Šioje ugdymo įstaigoje mes vieni su kitais elgiamės pagarbiai, vieni į kitus kreipiamės vardu. Ar jūs į mane kreipiatės vadindami mokytoją? Ir jeigu vaikas šalia mūsų vartoja keiksmažodžius, jeigu kažkaip spjaudosi, dar kažkaip elgesi, iškart tik pastebėję mes atreaguojam, iškart pasakom, kad mūsų klasėje, mūsų grupėje mes visi kalbam mandagiai, kad mes nesispjaudom, aš nekalbu vieni kitiem, ant grindų nesispjaudom. Bet žinot, aš čia vieną kalbu, bet matau pavyzdžius, gyvenimiškus pavyzdžius, kas vyksta. Vaikai kartais raudonuoja dėl mūsų suaugusiųjų elgesio. Jeigu paskambina mama, kuris skuba paimti vaiką ir kalba prie jungto garsiakalbio ir keiksmažodžių 3 aukštų kalnas ir vaikas raudonuoja, nes visi klasės draugai girdi. Ir paskui, kai būna tam tikra situacija, kai vaikas nusikeikia, tėvai sako, jis yra baudžiamas už keiksmažodžius. O tam tikrose situacijose, kai tėvai yra apimti stiprių jausmų, leidžia savo prabangą įvairiausiais žodžiais vadinti vaiką. Ir vaikui tai pasakius vienoje ar kitoje situacijoje, jis yra baudžiamas už tai. Tai prisiminkim, kad vaikai mokosi ne iš to, ką mes pasakom, kaip jie turi elgtis, bet iš to, kokius pavyzdžius jie mato. Ir kuo daugiau vaikų elgesyje smurto, patyčių, tai yra kaip veidrodinis atspindys. Vadinasi, kažkur jie matė tokius pavyzdžius. Vadinasi, kažkur tas elgesys juos imponavo. Jie pasirinko tokius veiksmus, kuriais greičiausiai patenkina savo poreikį. Gal kai jie kažką padaro gero, jų elgesys lieka nepastebėtas. Bet jeigu tik ištaria netinkamą keiksmažodį, tai aplinkiniai iškart sureaguoja. Tai labai turim pasižiūrėti, kaip mes reaguojam į vaikų netinkamą elgesį. Ir jeigu jis dažnai kartojasi, tai reikėtų ir mums pagalvoti, kaip mes kitaip galėtumėm reaguoti į tuos vaikų veiksmus. Dažnai girdžiu tėvelius sakant, kad ar aš galiu vaikui pasakyti ne? Ar tai nesužalos vaiko asmenybės? Tikrai privaloma pasakyti ne. Ir vaikas turi žinoti, kad yra tam tikri dalykai, kurių jis negali padaryti ar negali netinkamai elgtis. Ribos suteikia vaikam saugumą. Jis tada žino tuos rėmus, kuriuose kaip reikia elgtis. Vaikas neturi ribų, kai mes ne vaikus ugdom, o vieni kitus, tada prasideda tarpusavio kivirčiai ir pametama esmė. Vaiko įgūdžiai lieka kažkur šone. O tai yra esminis dalykas. Apie tai mes turim kalbėtis tėvai ir mokytojai tarpusavyje. Va tas namuose jis taip nesielgia. Tas posakis labai dažnai girdimas. Ir dažnai tai būna. Tikrai taip. Namuose vaikai elgiasi visai kitaip. Ugdymo įstaigoje elgiasi visai kitaip. Ir jeigu mes išgirstam iš mokytojo tam tikrus vaiko elgesio pavyzdžius, va šitoj vietoje mes turėtumėm dirbti su savo jausmais ir jausmus padėti šoną
ir klausytis, ką sako mokytojas, kokiuose situacijose, kaip tai vyksta ir pradėti stebėti savo vaikus, įdėti jų lūpas tuos žodžius ar parodyti tuos tinkamus veiksmus, kaip jie turėtų pasielgti ir kaip turėtų sureaguoti, kad nereikėtų mokytojui kelti balso tono. Ir kai mokytojai išsako tam tikrus pastebėjimus, tai nereiškia, kad jie meluoja. Tai reiškia, kad taip vyksta tokie faktai. Ir ką mes turim daryti, kad vaikas pasirinktų kitą elgesį. Kai tėvai pateisina vaiko agresyvų elgesį ir jeigu dar vaikui girdint kalba netinkamai apie mokytojus, apie ugdymo įstaigas, tai yra padaroma didelė žala pačiam vaikui. Įsigauna apsaugą, sieną, mūrą, kad toks elgesys yra pateisinamas ir tada mokytojui yra neįmanoma pelnyti vaiko autoriteto. Ir jis neišmoks elgtis atsakingai. Ir suaugusiam mes net neįsivaizduojam, kaip pasmerkiam savo vaikus nelaimingam suaugusiojo žmogaus gyvenimui. Ir jie turės tada sunkumų tiek darbe, tiek santykiuose, nes tas išmoktas manipuliacinis elgesio modelis, jis išliks, tik jo variacijos keisis. Ir vis tiek tada kiti pastebės, kad jis manipuliuoja, kad jis specialiai man pakišo koją, ar specialiai padarė taip, nors žinojo atsakymą ar žinojo sprendimą, bet darbe jo nepasakė, arba santykiuose šeimoje elgsis taip, kad kitas būtų blogesnis. Ir tas manipuliacinis elgesys, kad jis galėtų išgyventi, jam pačiam suteiks nelaimės pojūtį ir visada jausis nelaimingų. Tai va tas vieningas frontas tėvų ir mokytojų, kaip yra sunku tokiuose aštriuose situacijose tai padaryti, bet tas toks skydas suteikia vaikam platformą patiem ugdytis įgūdžius, kurių jiem reikia. Ir pagarba įstaigoje prasideda nuo tėvų žodžių namuose. Kaip pagarbiai mes atsiliepiam apie mokytojus. Apie tai, kas mums rūpi, ar kas jaudina, kas atrodo netinkama, mes turim išdrįsti mokytojui asmeniškai akis pasakyti. Ir vaikam apie tai, kas yra jų stiprybė, kuo jie padeda vaikui. Tikrai vaikai mus provokuoja, žinau, aš pati auginu 3 sūnus ir jie taip pat grįždavo iš mokyklos ir sakydavo, ten mokytojai šioks anoks, kažko neišaiškina, kažkas ten ne taip ir kad reikia mokytojų šalinti iš mokyklos. Tai su visa pagarba išklausydavau, priimdavau jų emocijas, jų jausmus, bet ir kartu sugrąžindavau mūsų diskusijose pokalbyje juos į tą situaciją, ką jie toje situacijoje ruošiasi daryti. Kaip jie ruošiasi išmokti vieną ar kitą pamoką, jeigu jie nesupranta. Mokytojas yra toks, koks yra, bet kaip jis ruošiasi savo padėti, ką jis su tuo darys. Ir tos diskusijos, patikėkit, bendrojo ugdymo mokykloje užtrukdavo gana ilgai. Ir kas mane nustebino, dauguma tėvelių pasirinkdavo kitokią poziciją. Ne su vaikais kalbėtis, ne stiprinti vaikų stokojamus įgūdžius, bet eiti auklėti mokytojų, kaip jie turėtų dirbti su jų vaiku. Mokykloje kai kam ir pavyksta, bet gyvenime ne visada tu gali pasirinkti žmonės, tuos, su kuriais tu nori bendrauti. Tu ne visada gali pasirinkti viršininką, vyras gali pasirinkti žmoną, žmona vyrą, bet irgi tam tikrose situacijose, kai iškyla sunkumai, žmogaus mąstymas, kiek mes esam lankstus pakeisti savo mąstymą ir kiek mes galim pasižiūrėti plačiau į tą situaciją ir pasirinkti tokius veiksmus, kurie būtų ir man naudingi, ir kitam žmogui. Ribos, kaip nubrėžti tas ribas ir kaip padaryti, kad visiems būtų gerai. Ir dažnai mūsų reakcijos tose situacijose, kur sunkios, kur nepatogios, kur gaunam neigiamą informaciją, mokytojai iš tėvų, tėvai iš mokytojų,
iššaukia viduje mūsų emocijas ir nebesusifokusuojam į veiksmingas bendras susitarimus, į bendras ribas, bet pradedam emocinę kovą, suaugusiųjų kovą, kuri visiems yra nenaudinga. Ir kas atsiranda? Atsiranda, jeigu tėveliai užstojat vaikus ir neigiamai atsiliepiat apie mokytojus, atsiranda patyčios iš mokytojų, tada mokytojai yra neįmanoma suvaldyti klasės, atsiranda vaikų ignoravimas, juokas ir tas žaidimas gali labai toli nueiti ir labai ilgai užsitęsti. Mokytojai savo ruožtu turi labai aiškiai stabdyti tai, kad tai nėra juokinga, tai žemina, mūsų grupėje, klasėje tai nepriimtina. Nereikalinga leistis ilgas diskusijas, bet labai aiškiai nusakyti, kad aš suprantu, aš matau, kas vyksta, mūsų klasėje tai yra nepriimtina. Mane tai žemina. Toliau einam, gyvenimas tęsiasi toliau, per daug neakcentuoti ir aišku, savo ruožtų mokytojai turi megzti ryšį su kiekvienu vaiku. Ryšys tarpusavio yra mūsų pagrindas. Ir kai vaikam būsim autoritetai, tada gerąją prasme mes juos galėsim valdyti. Tikrai taip yra, būna įvairiausių situacijų, vaikai irgi būna įvairių nuotaikų, būna pavargę, aš pati vedu būrelius, bendrauju su vaikais vaikų dienos centruose ir yra tiek daug įvairiausių niuansų. Taip, mes visi žmonės, būna, kad pasakai kažkokį netinkamą žodį, bet kaip yra stipru, bet ir aš neperseniausiai turėjau situaciją, pakomentavau, vienas vaikas trukdė vesti veiklą ir barškino lazdelę į suolą. Ir pasakiau, kad kaip tu čia, neturi užsiėmimo, tu šiandien atėjai ir neturi užsiėmimo ir prie visų klasiai. Ir jis ramiai susirinko dalykus ir nebedarė tos užduoties. Kitą dieną, kai jis atėjo mano veiklą, pirmas prieš klasę, pasakiau, kad aš turiu tavęs atsiprašyti. Vakar aš pakomentavau tavo veiksmą, nors neįsigilinau, gal tu buvai pavargęs, gal tu norėjai, kad aš paklausčiau, kaip tu jautiesi, aš to nepadariau. Bet aš prie visų pasakiau, kad tu trukdai, nes kažkaip nesusikaupęs esi, atsiprašau už to žodžius. Ir kas atsitiko? Ir vaikas man sako, ir aš atsiprašau, kad barškinau. Aš irgi supratau, kad netinkamai pasielgiau. Bet sakau, šiandien tu galėsi padaryti ir pereito užsiėmimo veiklą, ir šio užsiėmimo. Kaip džiaugiuosi, kad mes išsikalbėjom. Ir jam palengvėjo, ir man palengvėjo. Ir aš mačiau jo akyse, kad aš įgijau jo pasitikėjimą. Tai yra tas lėtasis ugdymas, dėl ko aš skrendu į Italiją, mokintis lėtojo ugdymo, matyti pavyzdžius, kaip tai įgyvendinti. Mums dar šitoj vietoje taip toli, kaip iki mėnulio ir atgal. Tada, kas susijęs su pavojingais žaidimais, iškart mes įvardinam, kad vaikai, šitas žaidimas yra pavojingas. Mes jo toliau žaisti negalim. Toliau einam į kitas veiklas. Griežtas stabdymas. Stop. Žaidimas baigtas, nes tai pavojinga. Einame atvėsti. Ir užbaigiam tą veiklą, keičiam erdves. Iškart turim stabdyti ten, kur vaikai dar jie turi nedaug patirties. Jie negali gal numatyti visų pasiekmių, kurios gali atsitikti. Bet aišku, jeigu jie neklauso, tai čia būtinai kalbėtis kartu. Labai veiksmingi tokie yra pokalbiai, bent man, jie tokie prasmingi, kai pasikvieti tėvelius ir sutari, kad jie yra tik klausytojai, gali užduoti tik papildomus kažkokius klausimus vaikui ar mokytojai apie tai, kaip mokytojas reagavo, kaip vaikas jautėsi. Bet pokalbį veda mokytojas su vaiku. Apie situacijas, apie tai, kas ten įvyko, kaip vaikas, o tėvai tik klausosi. Ir tie gerų perliukų gali atrasti ir tėvai pamato savo vaikus visai kitomis akimis. Ir kartais net ir tėvai nežino, kaip tas vaikas ten elgėsi ir kai taip elgėsi, kaip jautėsi. Tai man šitas metodas labai patinka. Blogiausia būna, kai tėvai išgirdė iš mokytojų vertingą, aukso vertės informaciją. Mokytojams nėra taip paprasta pasakyti tėvam, nes jie nežino reakcijos, kokia bus iš tėvų, apie netinkamą vaikų elgesį.
Jeigu jūs tai gaunat, tai jums yra aukso vertės informacija. Jūs išsiklausinėkit, kaip mokytojas atreagavo, ką pasakė, kaip vaikas atreagavo. Jūs tada žinosit, kokių įgūdžių vaikas stokoja ir kaip su tuo dirbti. Tai labai svarbu, kad mokytojų paprašykit nupasakoti faktais, kas prieš tai vyko, apie ką kalbėjotės. Ir kad mokytojas pasakytų, kad mes nepuolam jūsų vaiko. Mes norim jam padėti išmokti tinkamo elgesio tam tikrose situacijose, kai sukyla aštrios emocijos. Ir tėvam kaip elgtis? Tai pirmiausia, kaip sakiau, padėti emocijas į šoną, išgirsti, apie ką kalba mokytojai. Išgirsti, kokią informaciją apie vaiką nori pasakyti. Kokios situacijos yra jam sunkiausios. Kokiose situacijose pasireiškia netinkamas elgesys. Kad išgirsti, tai mums patiems reikalingi klausymosi įgūdžiai, emocijų valdymo įgūdžiai. Ir išklausyti be gynybos, tai yra labai sunku. Ir tai parodo tėvų emocinę brandą. Mūsų irgi niekas nemokino, kaip valdyti emocijas, kas vyksta su mumis. Mes irgi turim išmoktus tam tikrus elgesio modelius. Būtinai tose situacijose pasistengkit, kai jau pavyksta suvaldyti emocijas ir padėti jas į šoną, išsiklausinėti faktus, faktinę informaciją, ką konkrečiai vaikas padarė, kokia ten buvo aplinka, kaip mokytojai reagavo. Ir kad tai nėra puolimas vaiko ar asmenybės pažeminimas. Jūs turit susirinkti faktinę informaciją apie veiksmus. Ir žinoma, kai grįžtat, aš ir mokytam dažnai sakau, jeigu tėveliai yra labai griežti, ne visada, jeigu dar vaikas bus kažkaip, jau ir taip jam yra sunku, jeigu dar dvigubai tėvai vaiką nubaus, tai reikia žiūrėti plačiau, tai tada tokiem tėvam ir net nesuteikti informacijos. Skamba žiauriai, bet vaikam tada dviguba bausmė. Jeigu ir taip jau jam yra sunku, dar jeigu namuose gaus bart moralą, ta informacija yra jum tam, kad jūs galėtumėt su vaiku apie tai pasikalbėti, kaip jis jautėsi, kas ten tokio įvyko ir labai aiškiai susitarti dėl kito karto ir dėl pasiekmių, kas bus, jeigu jis sąmoningai pakartos netinkamą veiksmą. Jeigu nesusitarsi dėl pasiekmių, tai apie nieką. Vaikai turi žinoti, jie pasveria, kaip čia dabar man elgtis. Jeigu tikrai žinau, kad mes kiekvieną kartą turėsiu kalbėtis, diskutuoti su mama, aš nenoriu mamos skaudinti, tai aš renkuosi draugo nestumdyti. Labai svarbu tose situacijose, kalbantis su vaiku, palaikyti mokytoją ir vaikų akise būti vienoje barikadų pusėje su mokytoju. Tas suteikia platformą vaikam mokytis tinkamo elgesio. Ir žinoma, pagarba nėra apie baimę. Vaikai, kaip čia minėjau, jeigu jie bijo tėvų ar mokytojų ir elgesi tinkamai, tai yra baimė tas pagrindas. O pagarba nėra susijusi su baime. Patyčios vieni kitų atžvilgių yra nepriimtinos. Iš vaikų pusės suaugusiam tai yra nepriimtina. Kiekvienas žmogus turi teisę jaustis oriai. Ir mokytojas, koks jis bebūtų, kokias beturėtų charakterio savybės, kiekvienas žmogus yra vertingas. Ir vaikam mes turim nešti šitą žinią. Kiekvienas. Ir mes turim sugebėti pastebėti vieni kituose skirtybės, stiprybės ir išmokti visiems kartu sugyventi. Jeigu mes neišmokinsim vaikų nubrėžti savo asmeninių ribų, gerbti kitų ribų, kitų žmonių ribų, tai jau rytoj patys nukentėsime nuo tokio pasaulio, kuriame nėra susitarimų, kuriame vyrauja tik anarchija. Ir žinau, kad šiuolaikiniai vaikai, kai kalbėsi, kodėl čia reikia laikytis tų šiuolaikinių kažkieno tai sugalvotų taisyklių, kad nebūtina laikyti susitarimų. Gerbiam vaikų tokį požiūrį, kalbame su jais,
duodam jų lygiai atitinkamus pavyzdžius, kad per savo patirtį jie galėtų suprasti, kad tie susitarimai ir pagarba, jeigu aš turiu teisę būti gerbiamas, tai ir kitas žmogus turi teisę būti gerbiamas. Ir aš negaliu savo poreikių tenkinti kitų sąskaitą. Tai pagarba mokytojam, tėvam, vaikam. Vaikai gali parodyti tada, kai jie gerbia patys save. O gerbia jie patys save, kai jie yra vidinėje, ramioje, emocinėje būsenoje. Ir kad jie viduje žino, kad aš pasielgiau teisingai. Kai pasakojau tą pavyzdį, kurkim vaikam tokius kontekstus mokykloje ir namuose, kad jie galėtų parodyti savo gerąją pusę. O apie tai, kaip tai padaryti, tai bus kitose mūsų virtualiuose seminaruose, paskaitose, pašnekesiuose. Aš kviečiu jūs pasižiūrėti mūsų puslapį www.ugdykim.lt ir taip pat www.ugdykimkartu.lt. Ten rasit informaciją apie vasaros stovyklas, kurios vyksta kaimo aplinkoje, kur vaikai patiria daug iššūkių ir kur patyrusių edukatorių dėka jie gauna pagalbą, kaip tvarkyti su savo emocijom, kaip vienoje ar kitoje situacijoje kitaip pasielgti, kad jam būtų gerai ir šalia esantiem nuo jo elgesio būtų gerai. Taip pat rasit įvairios metodinės literatūros ir žinoma mūsų naujausius žaidimus, kuriuos ne per seniausiai sukūrėm ir kurie tinkami žaisti tiek šeimoje, tiek ugdymo įstaigose. Tai bus toliau kitos dvi paskaitos, viena skirta mokytojam, o kita skirta tėveliam, kaip ugdyti vaikų pagarbų elgesį. Kad prie to prieiti ir su tuo palinkėjimu, aš noriu, kad jūs namuose kiekvienas padarytumėte tokį labai mažą žaidimą. Aš pasėmiau šiuo atveju žirklės. Ir dabar jeigu aš ištiesiu ranką ir laikysiu rankoje žirklės. Sakykime, minutę laiko. Jūs irgi tą patį galite padaryti. Pasimti šalia esantį bet kokį daiktą ir laikyti jį rankoje. Ir pažiūrėsit, kad ir daiktas nėra didelis, jis nėra sunkus. Bet tikriausia po geros minutės man ta ranka labai paskaus. Ir jeigu tos žirklės yra vaiko ir jis turi jas laikyti pats, tai kol aš jas laikau, jis nejaučia rankos skausmo ir jis negalvoja, kad čia reikia kažkaip pasimti savo žirklės. Tai ką aš tuo žaidimu noriu pasakyti? Jeigu mes pagal amžių vaikų visas pareigas priimam ant savęs, pavyzdžiui, vaikų namų darbai, už vaikus atliekam, ar tai yra vaiko atsakomybė, ar tai yra atsakomybė tėvų. Ir jeigu visas jų pareigas priimam ant savęs ir laikom savo rankoje, tai vaikai nesiugdo atsakomybės, kaip ir su ta pagarba, nesiugdo pagarbos, bet jeigu mes perduodam tą žirklės vaikui ir sakom, kažkaip aš nesusimąsčiau, taigi namų darbai yra tavo, nuo rytojaus aš tave atleidžiu nuo tų pareigų, kad aš nebekomentuosiu, nepriminsiu, aš supratau, kad tai yra tavo atsakomybė. Tik tada, kai vaikui mes atiduodam tas žirklės ir kai jisai laiko trumpai, jam jos iškrenta, jam yra nepatogu, gal jis dejuoja, gal jam skauda, bet jis mokosi jas laikyti. Ir kuo dažniau jis jas savo rankoje laiko, tuo įgūdžiai stiprėja. Tai po šito seminaro pamastykite, kokias atsakomybės galite atiduoti vaikui, kurios yra vaiko. Ir tik tada, kai jis pats savo patirtimi tai pajaus, jis galės pradėti ugdytis įgūdžius. Kol mes už juos spręsime jų problemas, jų įgūdžiai nepradeda ugdytis. Tai linkiu atiduoti žirklės ar kitą daiktą, kuris yra vaiko ir kurį jūs laikote savo delne, perduokite vaikui su pačiais nuoširdžiausiais palinkėjimais ir tas bus pirmas žingsnis į vaikų atsakomybę ir į pagarbų elgesio ugdymąsi tiek su savimi, tiek su kitais.
Iki kitų malonių.